Tai ką, sveiki įsijungia laidą, kuri neturi pavadinimo, kuri neturi reguliarumo, kuri galimai bus vienkartinė, bet ji yra proginė ir padarysim su šiandienos svečiu Kšištofu, kad jinai būtų dar ir smagi. Tai sveikas, broli. Sveikas, ką. Sveikas. Labą dieną. Kažkas iškart, kai tu ateini, dažniausiai ir klausia, nes jūs dažniausiai dviese ateina, tu tai šį kartą vienas ir kažkas klausia, kur Dariušas, ne? Taip, ką tu sakei? Tai aš sakau, ne, tai gerai, viskas. Šiandien Dariušas irgi norėjo prisijungti, bet vieta tik tai buvo vienam, nes jisai nenusipelnė, nelaimėjęs tokios taurės. Iš tikrųjų, ne, jisai iš tikrųjų negalėjo atvažiuoti irgi apgailestauja. O tu, pavyzdžiui, ginčiuose, kurių turbūt nėra gal labai daug, kaip jūs sako, kad visada sutarėt, bet vis tiek pasitaiko, ar tu naudoji argumentą kartais, žiūrėk, kai Europos čempą laimėsi, tada galėsime kažką sakyti. Ne, žinok, žinai, iš vienos pusės gal ir net pasisekė man važiuoti tada į Europos čempionatą 2003 metais, nes tada Javtokas į avariją papuolė, brolis nutraukė kryžminius raiščius ir tai tokia man ir vieta ir gal ir atsirado. Jeigu sveiki būtų sveiki, gal tai aišku, čia jų nuopelnas, o gal jeigu jie būtų, tai ir nebūtų laimėję. Tai žinai čia. Nežinosi. Žiūrėk, broli, aš kaip ir sakiau laidos pradžioj, kuri iš vis kaip ir neegzistuoja, bet mes šiandien ją sukursim. Kokią progą mes iš vis susirinkom? Kaip tau atrodo? Tau kažką pasakė, ar kad tiesiog pasakė laiką ir vietą, kad ateik, žodžiu, čia reikės? Taip, man taip ir pasakė, Mindaugas Gobikas paskambino ir sako, reikia atvažiuoti, bus taurė, tai daugiau nieko nepasakė. Nu tai, žinai, mano pareiga, žinai, Lietuvos, jeigu Lietuvos krepšinio federacija prašo, tai, žinai, tai aš galvoju, šiandien ir sužinosim, kokią progą šiandien. Nu, va, tu visai tą pusę ir lenki, tai visų pirma, tai, kad šitą Eurobasketo, kuri yra beje, atpažinai, kad jinai yra atnaujinta, kad jūs netokia kėlė. Tai aš žiūriu, aš jau atkreipiau dėmesį, nes krepšinis tobulėja smarkiai, greitai, tai ir taurė paturbinta. FIBA pinigų dar daugiau turi. Nes ta taurė, kur mes laimėjom 2003 metais, aš nežinau, ar tu buvai paėmęs į ranką niekada? Manęs nepaėmė 12, aš 15 likau. Svėrė turbūt 20 kg. Aš negalėjau patikėti, kad tiek sveria. Iš tikrųjų, ten marmuras toks apdarytas, tai tikrai reikia pasidomėti, kiek jinai sveria. Kokie futbolininkai ir nepakeltų turbūt. Dviese, trysia gal. Jo, tai mes esam čia susirinkę tą progą, kad šita nauja, kuri, kaip sakė FIBOS atstovai, kad šita taurė pirmą kartą buvo atnaujinta, iškelta 2017, tai kai Dončičius jaunuolis būdamas su Dragičium laimėjo pirmą čempą Slovėnijoje. Tai va pirmą kartą, tada 22 irgi čempę kėlė, tai dabar toliau jinai yra atnaujinta. Ir jį keliauja per Europą, per Europos šalis, kurios žais Europos čempionate, kuris bus, datas reikia tiksliai pasakyti, rugpjūčio 27, rugsėjo 14 ir vyks 4 šalise. Ar žinai, kokiose šalise, broli? Tai Švedijoje? Ai, palauk, Latvija. Ai, Latvija, taip, Lenkija, Latvija, Suomija ir Kipras. Labai gerai pasiruošęs, Vamudaras. Aš kažkaip tai galvojau Švedijoje, bet vizambo. Ne, Švedijoje jūs buvote. Taip. Tai rinktinė susirinko jau į Druskininkus, mes čia susirinkom prie taurės, užsikūrė visas tas Europos čempionato vaibelis, kaip sakoma. Sportininkas sportuoja, mes galim irgi prisiminti 2-3 čempą, bet prieš kalbant apie jį, galvoju apie aktualijas, vis tiek reikėtų pakalbėti. Vasarėlė, toks su šortukais, vis tiek dar iki to krepšinio nueisim. Visada yra eilinis klausimas, kai brolius sakydavo, kaip atskirti. Nu tai Kšištofas, kad čia dabar su ilga maikė, bet visada sakydavo, kad tatuiruotė ir po to buvo pradėję žmonės sakyti, kad Dariušo neva veidas yra pailgesnis. Ar tu turi praktinių patarimų žmonėm, kurie, aš irgi tave jau sutinku, nežinau, 100 kartą. Nu ir vis tiek turbūt, jeigu ne tas, aš nepasakyčiau. Pagal ką reikia atskirti? Jo, iš tikrųjų, jeigu po vieną ir labai mažai su mumis bendrauja žmonės, tai labai sunku atskirti. Bet jeigu mes dviese, ypač su amžiu, tai mes, bruožai mūsų tikrai skirtingi.
skiriasi, nes mano bruožai daugiau į tėvą. Tai reikia tavo tėvą pažinoti dar tada. Taip, o brolio į mamą. Tai va, tai jeigu brolį pastatyti tarp tėvų, jisai daugiau panašus į mamą. Bet jeigu mane tarp tėvų pastatyti, tai aš daugiau jau į tėvą panašus. Bet jeigu nepažįsti jūsų tėvų, tai be šansų tada. Taip, arba kaip brolis įkauja, tai ką aš į mamą, ką pas mūsų mamą barzda auga. Nu, žodžiu, tai užduotis tokia, kad žmonės nesivarginkit tiesiog, praktiškai be šansų atskirti. Čia apie atpažinomumą kalbėjom, vakar didelis įvykis Lietuvoje buvo, ar tu, pavyzdžiui, Kšištofai, atpažinai, kas vakar buvo į Lietuvą atskridęs, tas I Show Speed? Vis tiek turi daug vaikų, paauglių, ar tu jį buvai girdėjęs, ar tai buvo supažinę, ar tu atpažinai I Show Speed vakar? Tai aišku, atpažinau, nes... Žiūri streamus jau. Pas mane 4 vaikai, tu įsivaizduoji, bet aš viską, ką aš sužinau dabar iš jaunos kartos, tai tik tai iš vaikų. Tai man iškart vaikai pasakė, kada, kas, kiek bus, kur bus. Tai, žinai, tai dėka vaikams aš tikrai tą kaip jaunos kartos judesį tai sužinau iš jų. Judesinis tu toks vis tiek, ne? Taip. Žiūrėk, broli. Tu vis tiek esi pramogų pasaulio atstovas jau, elitinis jau ne vienus metus ir sezonas, nežinau, šeškinės 20 toliau būsi ar kaip, pratęsim kontraktą? Ne, užleisim dieną. Ar atkabino? Atkabino. Gerai, bet vis tiek klausimą, kadangi tu turi gerą suvokimą, ko reikia televizijai, ko reikia pramogų pasauliui, tai įsivaizduokit, jūs būdavo tie tokie co-hostai, vadinamai angliškais terminais, ten tokie publikos ten vedėjai, ar kaip čia pavadinti, ir vis tiek pagrindiniai būdavo Giedrius Savickas su Džiugu Siaurusaičiu, ne? Taip. Tai įsivaizduokim, kad jūs savo laidą darysit ir jūs toliau savo amplua liksit, bet reikia 2 pagrindinių vedėjų. Ir reikia 2 vedėjų iš krepšinio. Vieną vedėją reikia paimti iš senosios kartos, taip, o vieną iš šiuolaikinių. Tai ką Kšištofas Lavrinovičius, būdamas ir vedėjų, ir prodiuserių laidos, imtų į naujos laidos pramoginės vedėjus, pagrindinius? Nu tai aš galvoju, kad labiausiai, ką tai reikėtų rasti tokį charizmatišką personažą arba žmogų. Tai aš krepšininką galvoju iš senosios kartos tiktų gal Jasikevičius, o iš šiuolaikinės kartos tai... Nu kas Instagram'e daugiausiai istorijų deda? Nors šiaip aš pats nežinau, kas čia daugiausiai deda. Tai turbūt gal koks Jakubaitis Jakubaitis, jisai visą laiką pozityvus, visą laiką linksmas, nebijantis iš save pasijuokti. Kaip tik neseniai buvo laida apie Dantį. Dantis, kai prarado, papasakojo, tai labai smagu, kad jisai toks savakritiškas ir nebijo iš savęs pasijuokti. Tai čia labai svarbu. Nu jo, čia kaip sako, kad iš kitų gali juoktis tik tada, kai iš savęs pirmiausia juokies. Taip. Tai plus Šaras su Roku daug kartų dirbė, tai susigroja būtų. Tai tikrai. Čia labai gerą duetą. Lemą pagalvok tikrai apie prodiuserio karjerą. Čia žinai, kur būna, jeigu mane atkabino, aš pats sukursiu laidą tada. Taip, kaip sakoma, vienos durys užsidaro, kitos atsidaro. Vasara. Kalbėjom neseniai, dar kaip tik buvom susirašę, kad buvai irgi Palangoje. Bet girdėjau, kad varysi į Turkiją. Pavyzdžiui, tavo vasaros, aišku, jos labai skiriasi, kai tu buvai krepšininkas ir kai jau dabar baigęs karjerą. Bet kas yra tavo lietuviškos vasaros, tas tokie, nežinau, keli top 3, tarkim, dalykai, kur tu labiausiai vasarą mėgsti veikti? Tavo guilty pleasure, kaip sakoma. Pas mane top 3 aš tau neįvardinsiu, bet pas mane top 1 čia mano sodyba, kur aš ten tikrai ilsiuosiu. Tai pailsiu, kaip sakoma, nes į Turkiją aš skrendu dėl vaikų, nes ten, su 4 vaikais, tu įsivaizduoji ten, koks ten poilsis, po tokio poilsio, kaip atskrendi atgal į Lietuvą, tai norisi dar ilsėtis. Po poilsio reikia poilsio. Ten vaikai, taip, nes ten vaikai pailsi, o mums su žmona tenka vis tiek, prižiūrėti. Bet į Turkiją šiemet skrenda tik dėl to, kad vasara tokia lietuviška, ar čia jau tradicija yra vasara? Tradicija, nes aš, kiek mes buvom su vaikais, kitose šaliuose, tai tikrai tokio serviso kaip vaikams, ypač mažiems vaikams, tai niekur nematėm ir neradom. Žiūrėkit, broli,
Ponas gerbiamasis, jūsų ekscelencija. Tai. Jūs su broliu, ar jūs ir juokais, ir ne juokais, ar esat lyginėsi? Nu, čia kaip lyginom išvaizdas, kad jūs atpažinti nelabai manom, bet labiau per krepšinio prizmę, nes nu vis tiek. Krepšinio fanai, nu, žinot, Lietuvoje išpratėję visais kampais lyginimai vyksta. Natūralu, kad yra ir Dariušo, ir Kšištofo lyginimas vykęs kaip krepšininkų, kaip karjerų. Ar jūs patys esat kažkokį diskusiją turėję ir turbūt abu sakė, kad aš geresnis, ar yra buvus kažkokia diskusija, kuris iš jūsų buvo geresnis krepšininkas, kuris turėjo geresnę karjerą? Aš tau ranką pridedu prie širdies ir tau tikrai pasakysiu, nors brolis visada sako, kad mes vienodo lygio net ar kažkur tai pasako, kad aš geresnis, bet aš tau sakau, ir mes kartu žaidėm, tu gal turėtum ir pajaust, kad Dariušas tikrai daug talentingesnis ir geresnis krepšininkas. Aišku, jisai gal daugiau buvo traumuotas, gal jisai dar neparodė savo potencialo tiek, kiek galėjo parodyti, bet jisai tikrai už mane tai tikrai galva geresnis, bet mes niekada nelyginomės, kas geresnis. Aišku, konkurencija nuo vaikystės būdavo, kad padaryti geriau už brolį. Čia normalu, nes mes kaip broliai augom, tai arba moksluose, arba aikštelį, norėjom kiekvienas vieną nugalėti, vienas kitą nugalėti. Tai tikrai buvo konkurencija, o taip, kad lygiotis ar kažką ten lyginti, arba sakyti, aš geresnis, to niekada nebūdavo. Bet žiūrėk, broli, aš pasitaręs su tokiu draugu, kurio vardas yra ChatGPT, esu linkęs nesutikti, bet čia jau ne mano nuomonė, aš tiesiog daviau užklausą, tai aš pacituosiu, ką ChatGPT yra, ką sako pagal šitą lyginimą. Tiesiog paklausiu, kuris buvo geresnis krepšininkas, Dariušas ar Kšištofas Lavrinovičius. Tai čia yra lyginimas, aišku, čia pozicijos. Labai įdomu man pačiam. Aš pats šiaip labai irgi nustebau, kad tokį gerą atsakymą padavė. Taip, žodžiu, padarė net lentelę, tai kad čia Kšištofas buvo 4-5 numeris, Dariušas labiau 5. Tada metimas, taiklumas. Kšištofas parašyta geresnis, skliausteliuose, mėgo tritaškius. Prie Dariušo prastesnis, daugiau po krepšių. Nemeluoja, ne? Tada baudos aikštelė. Kšištofas buvo solidus, bet nedominuojantis. Dariušas buvo baudos aikštelės bosas. Bendras toks įvertinimas. Kšištofas daugiau mobilumų ir metimų, pas Dariušo daugiau jėgos ir gynybos. Ir tada charizma ir populiarumas. Va čia galvoju, kaip jūs čia išanalizavote, čia GPT varikliukai visi. Kšištofas charizmatiškas, šmaikštus, dažnai pasisako, mėgsta dėmesį. Dariušas truputį ramesnis, bet irgi turi savitą humoro jausmą, tiesiog rimtesnis brolis. Ar sutinki su šito palyginimu? Tikrai ne, nes gal aš galiu klyst, bet man atrodo, kad jisai tikrai jo humoro jausmas yra aštresnis ir tikrai jisai nevengia pašmaikštauti. Nu ką, einam prie išvados. Taip. Jeigu reikia universalumo ir tritaškių, reikės Kšištofą. Jeigu reikia jėgos, ūgio ir gynybos, imk Dariušą. Bet geriausias variantas - abu vienu metu aikštėje kaip senais gerais laikais. Dvigubas brolių siaubas. Taip, tikrai sutinku 100%. 100%. Tai va, visgi paneigiam tavo nuomonę, kad Dariušas geresnis, pasitelkia ChatGPT, kad dvigubas smūgis vis tiek geriau. Taip. Nuo brolių. Pereikim į Eurobasketą. Eurobasketo temą kelkimės beveik jau 2 metus atgal. Atsimenu, žiūrėjau pas močiutę, kitą dieną ėjau į mokyklą ir pamokų nevyko, nes kiekvienoje pamokoje vyko kažkas susijusio su ta pergalė jūsų, ar ten žiūrėjom įrašą, ar ten varžėmis komandose, kas geriau pagerbs rinktinę. Žodžiu, pamokos nevyko, buvo šventė visoje Lietuvoje, bet grįžtant prieš pat čempionatą per pasiruošimą, vis tiek tos, aišku, gal žiniasklaidos, interneto dėmesio būdavo mažiau, to kiekio turinio gerokai mažiau ir to turbūt spaudimo, bet vis tiek prieš kiekvieną čempionatą ir šalis, turbūt ir komanda viduj tą turi jausmą, arba kaip Zuokas sakė, man atrodo, feelingą. Vis tiek yra tas jausmas. Ar prieš čempionatą, besitreniruodami, žaisdami draugiškas, ar jūs jautėt, kad čia yra ta komanda, kur, važiuojam nunešti. Nevažiuojam medalių, nei ketvirtuką, bet važiuojam nunešti šitą čempą. Ar buvo toks jausmas? Jo, žinok, nors mūsų pusė komandos buvom pakviesti pirmą kartą iš vis į Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę, bet mes 2002 metais
buvom surinkti dar žaisti draugiškus turnyrus, ten komercinius turnyrus, ten Akropolio turnyrą žaidėm Graikijai. Ir mes žaidėm su ispanais, prieš graikus, ten prieš tos elitinius komandos, kinai atvažiuoja. Ir mes tikrai su visais arba apylygiai žaidėm, arba laiminėdavom. Tai mes, kada važiavom, aišku, mes nebuvom favoritai kažkokie, nes jauna pasikeitė karta, jauna komanda, bet viduje mes visada tikėjom, kad mes galim nugalėti, nes treneriai labai gerą darbą padarė. Jie taip subūrė komandą ir jaunimą, kurie žaidėjai turėjo ir žinojo savo rolės. Mums nereikėjo kiekvienam mes po 20 taškų. Mes turėjom kiekvieną savo rolę. Aš žinojau, kad aš 10-12 minučių žaisiu ir čia aš buvau laimingas nuo to. Man nereikėjo tam 20 taškų įmest. Kaip kartais atvažiuoja visos žvaigždės. Ir ne tai, kad jie netaisyklingai kažką daro, bet kiekvienas jaučia, kad jie gali, bet nuo to noro kartais nukenčia kokybė žaidimo. Tai pas mus labai buvo taisyklingai viskas apskaičiuota ir tikrai ta parodymą aikštelė, kur davė rezultatą. Jeigu taip apibendrinant, nesijautė ateidami į čempionatą gal kaip čempionai, bet jautėtės užtikrintai taip. Solidžiai, taip. Mes įtikėjot savim. Tikrai taip, nes mes, kaip sakei, nebuvo tų planšečių, nebuvo social medijos, tai mums nebuvo įtampos. Mes atvažiavom kaip, ne outsideriai, bet kaip pralošim. Gerai, nebus tragedijos, laimėsim, būsim, kas būsim. Tai taip, viskas labai gerai pasisekė, viskas pavyko, tai ne iškart supratom, ką padarėm. Žinai, jauni po 23, po 22 metai, bachūrai, tai buvo, aišku, šokas, paskui su laiku jau supranti, ką tu padarėjai. O ar atsimeni pačias pirmas rungtynes, kur aš dėl to ir norėjau susijęti tą klausimą, su kokius nusiteikimų ir pasitikėjimų su atvažiavot ir kokios buvo pirmas rungtynės prieš latvius, kur Macas iš kampo įmetė 3 taškų ir 1 taškų išslydo. Tai galvoju, kaip tada pasikeitė viduje jausmas po tų pirmų rungtynių, kur Latvija tikrai nebuvo prie favoritų ir po pirmų tokių rungtynių galvojot, blema, gal mes nesam tokie čia geri, kaip galvojam. Aš to pasakysiu iš savo patirties, kad kiekvieną čempionatą, būtų čia olimpiada, ar Europos čempionatas, ar pasaulio čempionatas, pirmos varžybos visą laiką bus įtemptos. Nebus favorito arba outsider, nes ten būna daug noro pas kiekvienos komandos, nes gal tas talento lygis ir skiriasi, bet noras ir energijos tas pats. Tai ir dažniausiai apylygios varžybos būna, pirmos varžybos. Paskui jau eigoj, kada jau biški emocijos nuslunga, tu pavargsti biški, reikia jau tada talentą pajungti, tada jau pasimato tavo potencialas ir talentas. Tai pirmos varžybos, aš galvoju, nors jeigu ir būtume mes pralošę, mes tikrai būtume iki finalo daėję. Tas čempionatas vis tiek įsiminė krepšinio metraščiuose kaip toks pilnas legendų krepšinio, nes tame čempė žaidė ir Stojakovičius, ir Tony Parkeris, ir Dirkas Novickis, ir Po Gazolis. Tai gal baisu. Ir vis tiek šitos nunešė. Kokią lygą rinktinę? O pas mus ką žaidė? Pas mus. Jasiukevičius, Iškauskas, Štomgas. Čia Lietuvos krepšinio legendos, bet jie pasaulio krepšinio legendos. NBA šlovės muziejų. Nenuvertinant, aišku, mūsiškų. Ne, tai jie po vieną. Vienas Gazolis vienoje komanda, Parkeris kitoj. O pas mus kaip kumštis, pabandyk sulaužyti. Ar tu su pirštu? Jie po vieną, ras, sulaužyti visą. Tai iš tų tokių, nes visi buvo kylantis dar tik, nes jie visi panašaus amžiaus yra. Tai, atmetus gal Stojakovičių, kuris buvo žvaigždė, bet ne to lygio kaip Dirkas, Gazolis ir Parkeris. Iš tų 3, kuris tau tuo metu didžiausią įspūdį padarė, kuris galvoja, šitas tai žvėriukas.
Tai aš galvoju, labai patiko man Parkeris. Jo greitis, jo sprendimai tikrai, jo ramybė, kada reikia momentuose. Šiaip Gazolis tada buvo jaunas, bet tokio, kad wow, įspūdį kažkokį tai nepaliko. Matėsi, kad jisai turi daug potencialo augti kaip krepšininkas, bet tokio, kad wow. Ir Novickio metimas, aišku, įspūdį paliko, kad su tokiu ūgiu, toks mobilus ir su tokiu gerų procentų pataikymu. Tai čia buvo kažką, tai šitie du žaidėjai, tai tikrai paliko. Kalbant apie jūsų komandą, apie Lietuvos rinktinę, kaip ir sakė, turbūt vertinant sudėtį, asmenybės, viena ryškiausių ne tik pasiekimais, kad laimėjo čempionatą, bet ir šiaip tiek asmenybių ten buvo, aš jau nekalbu, kad Šaras, Matas vis tiek buvo charakteris. Ar Šaras ir tuo metu rinktiniai, būdamas dar tik betampantis auksiniu berniuku, ar jis jau tada buvo komandos alfa? Vat kas buvo tas komandos alfa patinas? Alfa patinas. Ne, jisai, aš tau pasakysiu, aš kai pirmą kartą su juo susipažinau, atvažiavau į rinktinę, tai iškart supratau, kad jo ateitis bus po karjeros treniravimas. Nes jisai jau aikštelėje matėsi, kad jisai treneris. Jisai viską vadovavo, jisai kartais, net gal treneriai nežino, arba žmonės, kartais būdavo, kad treneriai kažką pabrėžė, kažką tam pasako, ką padaryti, kokį dariniuką. Šaras išeidamas į aikštelę, pakviečia mus visus į krūvą, sakom, darom taip ir tą. Tai jisai jau matėsi, kad jisai jau tikėjo savo sistemą, savo sugebėjimais ir labai mokėjo pernešti mums į galvas, kad mes irgi patikėtumėm ir mes padarytumėm tą, ką jisai prašo arba nori. Kas buvo komikas rinktinės, humoristas? Kas bajeriukų daugiausiai laidavo? Aš žinok, visi linksmo plaučio buvo pas mus. Kažkaip, kad tu suprastum, rinktinė čia, Lietuvos krepšinio rinktinė čia, kažką tai įspūdingo. Ten visi atvažiuoja kažkaip be įtampos. Visi atvažiuoja, aišku, kada čempionatai jau prasideda, bet pats darbas, visada kažkoks... Kaip su draugu hebrytai į sodybą susitikti. Taip, labai. Mes atvažiuojam, susimatom visi, mes, tokios, nežinau, pasikraunam tų emocijų, tos energijos geros, tai visi galėjo pajuokauti. Nebuvo tokių, kurie, pas vienas pradeda, kitas prideda. Arba taip, arba pas, šiaip išskirti tokius galėčiau Jevtoką, Kuzminskas labai gerą. Bet o 2-3 rinktiniai būtent? Toj 2-3, nes nebuvo nei to, nei to. Tai 2-3, tai, Macas būdavo, pabairuodavo. Kaip trūksta Maco, ne? Kur nors podcastuose, intervuose daugiau turi tą bairį, gerą. Taip, turi. Bet nemėgsta tų kamerų Macas. Jo, Šaras, Macas, Šiška kartais išaudavo. O būdavo, pavyzdžiui, irgi, nes anksčiau vis tiek iš Rūbinės tų video nebūdavo apskritai. Tokia mistika būdavo ta rinktinė. Dabar jau atsiranda social medijų ten ir iš Rūbinės matai, kad ten jau Kuzminskas dėlioja muziką, jau ten lietuviškas savo leidžia. Ar buvo didžėjus tų metų rinktiniai? Kolonėlių net nebūdavo nešiojamų? Ne. Nebūdavo tos muzikos, nebūdavo kam leisti, ne? Ne, mes tikrai nedainuodavom prieš varžybas arba po, kaip šiais laikais jau. O pavyzdžiui, prieš finalą, ar atsimeni Rūbinę prieš finalą? Vat irgi visada įdomu yra, kad turbūt vienas svarbiausių rungtynių Lietuvos krepšinio istorijoje. Ir kokia tai yra Rūbinė? Ar kaip tik yra, kad tu visus šluoji ir yra pasitikėjimas vienu kitais ir tas vaibelis, kad nusimti įtampą bajeriukais, ar kaip tik toks spengianti tyla, maksimalus susikaupimas? Kaip atsimeni Rūbinė atrodė prieš mačą su ispanais? Tikrai nebuvo pabaliusių žaidėjų. Žinai, kai būna nuo baimės arba tikrai nebuvo to, tikrai buvo užvedančią kalbą ir trenerių, ir Šaro, visi jau net, kaip mes į finalą jau papolėm, mes tikėjom, kad jau galim tapti čempionais. Tai tikrai ėjom laimėti. Ir paėjo? Taip, paėjo, tai ne tas žodis.
Praėjo 20, jau kaip sakėm, 2 metai. Aš galvoju, kad jau suėjo vis tiek senaties terminas jau. Ir visada klausia to paties klausimo. Ir niekada krepšininkai neatsako. Nu, bet jau broliai, jau tiek metų praėjo. Nu, kaip šventėt? Nu, kažkokią epizodą iš to šventimo. Ar kiek dienų, ar kaip. Nu, vis tiek, čia tokia pergalė, nu, kur... Nu, iš proto, atrodo, turi išeiti iš laimės ir džiaugsmo. Dar kai matai, kad visa Lietuva irgi taip pat eina iš laimės. Taip, nu tai kaip visi žmonės, mes tokie pat žmonės. Tai nu, aš... Taip, nes šventėm iki tol, kol neatsiminam, kaip šventėm, žinai, nu. Kaip aš su draugais būdamas kartais juokauju, sakau, geriam, kol atsijungsim. Jie į lėktuvą atsisėdi ir jau žiūri, kad praskridai. Aš galvoju apie čempionatą gal tiek, dar truputį apie krepšinio aktualijas, dar dabar, vat, kas vyksta. Šiaip kiek tu, broli, apskritai domiesi krepšiniu, kiek tu ar vartoji tą turinį, kurio yra va dabar tiek čia. Tų podcastų yra, nežinau kiek, va, baudos aikštelės būtinai įsijung podcastą, irgi čia privaloma reklama. Bet jų labai daug yra ir to turinio daug, NBA, Eurolyga, LKL. Kiek tu tame esi, kiek tu domiesi? Aš žinau, kad aš kiekvieną podcastą bandau arba paskaityti, arba perklausyti, žiūrint, kokios galimybės ir... Jo, bet viską neklausau, nes būna tokių dalykų, kur, nu... Ne visi geri, žinok, tikrai. Jo, ne visi, ne tai, kad geri, ne visi, nu, realūs, nu, kur su realybė nesusiję dalykai. Bet šiaip paklausyt kažką įdomaus irgi sužinau ir tikrai, nu, čia aš galvoju, kad reikalingi tie dalykai ypač žmonėms, kurie, nu, nesusiję su krepšiniu. Tai čia, pavyzdžiui, kaip žiūrovas, kaip patys nežaidžia, tai labai įdomu tokia, kaip enciklopedija krepšinio, žinios iš kitų šalių kažkoktai, kad sužinot kažką. Nu tai čia, bet šiaip aš domiuosi, skaitau ir klausau. Turbūt Eurolygos turbūt žmogus labiau, ne? Taip, pas mane vaikai NBA, tai kažką ten iš jų sužinau apie NBA, bet arba iš tų pačių portalų krepšinio, o šiaip į Eurolygą, į Europą, tikrai. Tai aš įsivaizduoju, nemėgsti NBA, nes tau ten kažkas užknisa, nepatinka turbūt žaidimo stiliaus ar dar kažko. Tai subendrinant šitą klausimą, kas tave šiuolaikiniam krepšinyje? Vis tiek tu esi tos senosios kartos asos, nors, kaip sako, ne pats ir juokavai, kad šiuolaikiniam krepšinyje tu būtum tik dar vertingesnis, nes tuo laiku 4. mėto tritaškius ar 5, ką tas čia daro? Bet šiuolaikiniam tu buvai pionierius, kaip sako, vienas pirmųjų. Kas šiuolaikiniam krepšinyje tave užknisa? Kas erzina? Ar žaidimo stiliaus detalės, ar gal, nežinau, peržiūros šiemet irgi visus iš proto varo? Aš tau pasakysiu. 2 dalykai. Tai čia peržiūros, nes dabar aš kaip pažiūriu, kad kiekvienas ten rodo tos peržiūros ir jau teisėjai patys, jiems spaudimas čia, nes jie didelė atsakomybė, bijo patys suklysti ir jie nuo to streso patys gali klaidą tą padaryti. Tai man tos peržiūros labai sutikčiau halftime, antrą peržiūrą, sutikčiau, bet tam jau po 3, po 2, tai ir dabar tos traktuojamos puolime baudos. Iš vis nesuprantu. Kažką biškį užkabinai ten arba, netyčia, ten bandai didelis prieš mažiuką centruoja, biškį ten suranka lėtėjai galvą, ten nosį ir viskas krenta ir puolime dar nesportinė kažkokia duoda pražangą. Tai tokius užknisa, nes pas mus duodavo po krepšiujo ten mūsų laikais pasimušti jau ten. Ar ir nosis lūždavo, ir baudų neduodavo, ir viskas. Antakiai, kaktos pramuštus ir neduodavo tų baudų. Šiaip keista dabar, kai pasaulyje viskas trumpėja, visas turinys, kur anksčiau būdavo kuo ilgiau, aišku, podcastai yra, čia atskiras žanras, bet šiaip viskas kuo trumpiau, žmonės dėmesio nebegali sukoncentruoti. Tai kai viskas trumpėja, krepšinio mačai ilgėja, dėl tų peržiūrų. Absurdas, aš tikiuosi padarys išvadas. Jeigu ką, broli, tu paskambinsi FIBA, Eurolygą, duosi drausmės. Nes čia eina viskas į Amerikos, į komerciją, į NBA pusę. Tai čia viskas normalu, bet kodėl dabar populiarėja 3x3, nes labai įdomu žiūrėti. Labai įdomu, greitai ir toks intensyvus krepšinis, be komercijos, kaip sakoma, be reklamo, be nieko, 1, 2, 3 sužaidė ir žmonės patenkinti. Tikrai
su žmonėmis kalbosiu, tikrai visiems patinka. Šiaip dažnai irgi interviu tas yra nuvalkiotas klausimas, kur koks ten tavo krepšinio idealas. Bet aš turbūt šitą klausimą kitaip paėmiau, kur įsivaizduoju, kad tų laikų, tavo kartos žmonių, vis tiek visi tą patį dažniausiai atsakydavo Jordanas arba Sabonis ten turbūt. Nes sunkiau būdavo gauti tos medžiagos, kad žiūrėti juos, ar ten rinktis iš kurių mėgstamų, tiesiog žinojai, kad tas geriausias arba tas geriausias, tai dėl to mėgstamiausias. Ar tu tais laikais, galbūt net ne iš tų aukščiausio lygio, turėjai kažkokį žaidėjį, kurį lygiavais, galbūt net judesius kopijuodavai, kaip pat Kobe Jordano nukopijavęs ten viską. Ar tu turėjai irgi savo kažkokį, nebūtinai gal jisai Sabonis buvo, bet žaidėją, kuris tau patikdavo ir tu norėjai panašiai žaisti? Aš tau vieną pasakysiu dalyką, mes su broliu, jeigu sužinodavom kažkokį naują krepšininką arba pamatom, nes tada nebuvo tų medijų ten, kur pažiūrėti, mes jeigu arba laikraštį kažkur tai perskaitom rezultatą iš Amerikos, kur NBA ten žaidė, arba kažkokį tai ten parodo po mėnesio jau laiko per žinios kažkokį kas ten laimėjo, kas buvo. Tai mes stengdavomės, net toks buvo Mariušanas, jeigu atsimint, toks 230 su kreivom kojom ir tą bandėm su broliu. Pranešas, man atrodo, ne? Ne, buvo Mariušanas. Ai, George Mariušanas, jo, 232. Da, jo, su kreivom biški kojom. Iš Rumunijos. Jo, kaip iš filmo, realiai. Ir šitą parodijavom ir viskas. Mes kiekvieną krepšininką norėjom parodijuoti Jordaną arba ten visus. Mums buvo tai įdomu. O šiaip mano idealas iš tokių būdavo Tony Kukoč. Tony Kukoč ir tikrai man patikdavo su jo tokiu ūgiu, nes mes buvom aukšti su broliu ir mes norėjom tokį būti mobilus, su metimu, tai mums imponavo Tony Kukoč. Tai o šiaip tokius Arvydas Sabonis čia būdavo visiems idealas, bet mes suprasdavom, kad mes tokie geriai nebūsim. Iki tik tai galim pasiekti Tony Kukočio lygį, bet Arvydą Sabonį nepasieksim. Broli, einant į pabaigą, grįžtant prie artėjančio Europos krepšinio čempionato, rinktinė susirinko, irgi daug nuomonių, kaip čia dėliojom net, kad galima surinkti rinktinę iš neatvažiavusių ir turbūt ne ką silpnesnė. Kaip tau šių metų rinktinė žiūrisi, ko tu tikiesi iš čempionato, kaip atrodo, ar čia kokius tos lūkesčius turim jų nekelti, ar kaip Lietuva krepšinio šalis visada turim lūkesčius kelti, kaip tu žiūri šių metų rinktinę? Tai ką mes kelsim, nekelsim, nuo mūsų tai nepriklausys, supranti, čia jau darbas jau komandos ir trenerių, taip? Bet aš tikiuosi, kad šiais metais gali būti, kaip mes kažkada tai laimėjom 2003. Tai norėčiau palinkėti. Bet vieno žaidėjo, mano praktikoje, vieno žaidėjo praradimas arba kažkoks tai netekimas, tai čia niekur tikrai neturėtų lemti. Aišku, gaila, kad tokie talentingi žaidėjai negali atvažiuoti dėl kažkokių priežasčių, vienų kitų. Nes vis tiek norėtųsi ir žmonėms, ir visiems pamatyti geriausius, taip? Bet kad komandinis pats žaidimas, krepšinis, čia ir yra, jisai vadinasi komandinis. Ir mes pakankamai turim talentingų žaidėjų, kurie gali atnešti mums pergalės ir tikrai ir pakovoti dėl aukščiausių tikslų. Įsivaizduok, broli, kad rinktinė lipa į lėktuvą, galutinis dvyliktukas išskrenda į Tamperę ir tu, kaip koks Lietuvos krepšinio, sakykime, prezidentas, išlydi rinktinę ir yra paskutiniai tavo žodžiai, kuriuos tu pasakai tiem 12 vyrų. Atsivaizduok, stovi, kažkokį linkėjimą, patarimą, kaip žinantis žmogus, ką reiškia laimėti šitą čempą, ką tu jiem pasakytum? Tai svarbiausia krepšinė kas yra, svarbiausia nestresuoti. Nes kartais mes su broliu kažkada tai ir juokavom, kad krepšinį turi būti biški crazy, atsilūpęs, atsiryšęs, žinot savo darbą, daryti ir viskas, nekreip dėmesį, kažkas pasakė, pas kažką tai lūkesčiai tokie, pas kitą kitokie, vieni heitina, kiti myli gerbė, čia bus visais laikais, čia nereikia kreipti. Paprasčiausia mėgautis krepšiniu, daryti tą, ką, mes visą gyvenimą tą darėm ir išeiti į aikštelį ir atiduoti visos jėgas. Mano blogiausios dienos būdavo po varžybų, kada aš išeidavau iš aikštelės ir
ir suprasdavau, kad ne viską atidaviau, ką galėjau. Ir mes pralošėm tos varžybos. Tada man buvo, bet jeigu mes pralošėm, bet aš išėjęs ir pasakau savo, kad aš viską atidaviau, visą širdį, visos jėgos, nesigavo. Priešininkas buvo tą dieną stipresnis. Viskas gerai, tada tu ir negriaužiai save, tu tada, su ramiai sąžinė mėgi. Bet jeigu tu, kažkur tai neatidavėsi, tai tada jau blogai. Tai palinkėčiau, kad atiduot visus savo jėgas ir mėgautis krepšinį, nes už jūsų vyrai nieks geriau nepadarys. Man atrodo, šitą iškirpsim, žinok, jau galą. Ir gal net Rūbiniai per telefoną rodysim, užvedantį tokį. Tai kaip ir Kšištofas sakė, kad rinktiniai linkim mėgautis krepšiniu, tikimės, kad žiūrovai palaikantis krepšiniu besimėgaujančią rinktinę irgi mėgausis ir bus visiems kaifelės ir bus smagu. Tai ačiū, kad žiūrėjau šią laidą, greičiausiai nebesusimatysim, tu buvo, kaip sakoma, one and done. Tikėkime, taip su čempu nebus, kad vieną kartą laimėjot ir done. Bet su šita laida gali būti, kad panašu. Tai ačiū, Kšištofai, kad skyrė laiko. Ačiū labai. Ir iki.